Dabar pagal mūsų programą yra numatyta turbūt jau daugam žinomo filmo The Soviet Story arba tarybinė pasaka, tarybinė istorija peržiūra. Mums labai malonu, kad su mumis yra šio filmo autorius Edvinas Šnorė iš Latvijos. Matote, jaunas žmogus ir kaip daugelis šios konferencijos pranešėjų taip pat yra jauni žmonės ir tai tikrai teikia vilčių, kad tie procesai judės ir ateityje energingiau. Edvinas yra baigęs politikos mokslų ir tarptautinių santykių studijas Latvijos Rygos universitete. Šiuo metu studijuoja doktorantūroje kaip istorikas ir tie, kas jau matė filmą, turbūt gali ir matyti ir įvertinti, kad iš tikrųjų jis yra atliktas profesionaliai ne tik kaip režisūrinis, kaip kino darbas, bet ir labai profesionaliai kaip istorinis dokumentinis darbas. Taigi kviečiu Edviną pristatyti trumpai ir papasakoti, kaip filmas buvo kūriamas, kaip ta idėja gimė, su kokiamis problemomis susidūrė, kas suteikia pagalbą. Tada mes pasižiūrėsime filmą ir po filmo vėl grįšime į diskusiją ir padiskutuosime, pasidalinsime įspūdžiais apie filmą. Edvinai, prašau. Ačiū, kad pasikvietėte mane į šią konferenciją, man didelė garbė dalyvauti. Turiu trumpai pasakyti apie filmą, kad jis buvo sukurtas vakarų publikai, apšviesti žmonės vakaruose apie komunistinius nusikaltimus. Šį filmą parėmė Europos parlamentą ir premija buvo skirta Europos parlamento 2008 metais. Filmas buvo kuriamas maždaug 2 metus. Aš rinkau medžiagą maždaug 10 metų. Reakcija į filmą buvo labai skirtinga, skirtingose vietose. Daugiausia tai buvo pozityvus požiūris vakaruose ir neigiamas požiūris Rusijoje. Turiu pasakyti, kad dauguma medžiagos yra gauta iš vakarų archyvų, taip pat ir vaizdinė medžiaga ir taip pat apklausėme kai kurias ekspertus, vadovaujančius istorikus Oksfordo universitete, Maskvoje ir kitur. Taip pat galiu pasakyti, kad filmas buvo išverstas į 30 kalbų ir jį transliavo 20 ar daugiau televizijų visame pasaulyje. Taigi prašome pažiūrėti filmą, o po jo aš mielai atsakysiu į klausimus. Filmas bus originalo kalba angliškai, su lietuviškais subtitrais, taip kad aš manau, kad problemų nebus. Padėkosime vertėjams už jų darbą ir leisime jiems pailsėti. Ačiū ir norėčiau palinkėti malonaus žiūrėjimo, bet filmas tikrai nėra lengvas, todėl turbūt reikia palinkėti tokio akademinio įdomaus žiūrėjimo.